Labas rytas. Šiandien miegojom prie Storo Agdalson. Tai išvertus tikriausiai būtų Agdalson ežeras. Dabar po 8. Jau vakarykštė vakarienė. Šiandieniniai pusryčiai šyla. Laužiuką sukūriau. Tai vakar makaronus pasidariau. Nieko labai mandro, bet šiaip vakar labai gerai suėjo. Tiesiog makaronai ir tas padažas jau pagamintas. Plius šitie makaronai labai mažiukai, tie labai greit išverda. Tai va, šildomės. Tai ką, viskas šiandien paskutinė diena Švedijoje. 4 valandą kelsimės keltu į Daniją. Tai labai pasiekė, kad tokią gražią vietą paskutinę naktį radau. Nes, kaip, nežinau, vakar minėjau, kad kitoj vietoj planavau būti, bet ten žmonių buvo, tai biški liūdna pasidarė, nes ta vieta užimta buvo. Tada radau šitą vietą, tai žiūriu, kad čia dar gražesnė vieta. Visiškai nuošaly. Laužavietė, viskas, ko reikia. Tai va, tai liko tik 50 km iki Gothenburg miesto, iki kelto. Tai manau, kad čia labai neskubėsim, bet vis tiek anksti nuvažiuosim ten gana. Turbūt apie 12:01 būsim jau. Jeigu toks kelias kaip vakar smagus, tai gal ir greičiau. Bet šiaip tai jo, smagus rytas. Dangus kol kas pusiau toks mėlynas, biški debesų yra, bet šiaip panašu, kad diena bus šilta, graži. Palapinė džiūsta. Išsimiegojau tikrai neblogai. Kažkokį gyvūną tik tais girdėjau naktį, bet jau tokį didesnį, nes gal briedis koks. Tokios tokelės. Eisiu valgyt. Gal kavos dar spėsiu pasidaryti, vandens nelabai daug turiu, čia gal reikės pasifiltruoti biškį. Ir viskas. Rengsimės ir judėsim. Atsisveikinę su šita gražia vieta. Nu ką, pasiekėm Gothenburgą. Iš garsų turbūt lengva pasakyti. Nusipirkau bilietą į keltą. Kainavo apie 100 eurų į Fredriksson. Ir išplaukė 3:05. Tai va, sakė būt 3:15 jau vietoj. Tai tarkim 3 grubiai, tai turiu dar 1,5 valandą, šiek tiek daugiau. Tai galėsiu šiek tiek apžiūrėti patį miestą.
ir gal kažkur prisėst užkąst prieš kelionę, nes kelionė užtruks apie 3,5 valandos. Tai va, tai tokie reikalai. Ką, važiuojam po truputį keltis. Nu ką, jau kelti. Prie langelio. Turiu kur pasikraut. Staliukas, baras. Dabar turėsiu 3,5 valandos poilsio biškį, tai gal užkąsiu kažką. Ir ką, sėdėsiu tiesiog editinsiu video. Tai... Nugi, ką, mes jau oficialiai esam Danijoje. Tai dabar jau beveik 8. Važiuoju, radau tokią potencialią nakvynės vietą su pastoge. Apie 10 km, šiandien jau daug labai ir nenuvažiuosiu, nes saulė jau beveik nusileido, tai irgi visai vėsu. Bet tą 10 km tai nuvarysiu. Nu ir tikėkime, kad bus pakankamai normali vieta permiegot. Jeigu ne, dar yra keletas vietų šalia, tai tikrai kažką rasiu. Tai jo, šiaip dangus mėlynas, oras panašus kaip ir Švedijai, kokį palikau šiandien, tai viskas all good. Tai va, ką, važiuojam. Nu, labai toli nenuvažiavau. Čia po kelių kilų užmačiau, kad visiškai šalia jūros važiuoju. Baigės tie namučiai, kur uždengia visą vaizdą. Ir radau tokį įvažiavimą. Ten tas namas, tai parašyta private, nu, tai nevažiavau ir nusukau į kairę. Nu ir va, prašau, čia kažkoks kambarys, ale namukas. Bet užrakintas, man ten nieko ir nereikia. O čia, va, prašau, yra staliukas. Ir jūra visiškai prie pat. Tai manau, kad niekur labai toli aš ir negrybausiu čia. Tiesiog čia statysiu ir viskas. Bet, nu, vaizdas superinis. Iš tos pusės nieko nėra, karvės ganos, iš tos pusės irgi nieko nėra, karvės ganos. Tai manau, kad šiandien kaip ir užteks. Nėra, kad pavargau labai, bet tiesiog jau gana vėlų, saulė toj nusileis, tai nėra labai ko ir blaškytis po nepažįstamas teritorijas. Tai ką, gerai ruošiamės. Skleidžiam palapinę ir eisim čiūčia liūlę, nes rytoj nauja diena, nauja šalis. Nemažai kilometrų įveikt. Tai ką, tam kartui sveiki atvykę į Daniją ir ką, gražaus vakaro, labanakt.